galbūt tie, kurie fake anketų prisikūrė, tie rašo, tai va tokiem. Auroros, jo, geras irgi buvo serialas. O Dieve, šitą jau reikia blokuoti, aš matau ir Sergio puolą. Čia nebūtų tiek heito, dar kitus liečia. Nu tai povalai nesvarbu, nes niekas nepalaikys, nesvarbu, kad čia yra tų žmonių. Vis tiek tu laimėsi, aš palaikymo negaunu paskutiniu metu. tą Soul kažkokiu užblokavau. Žygimant, ačiū už rožės. Barbie. Nu tai gerai, kad reaguojate, tegu reaguoja į mane, ką žinau, aš neprašau, kad jūs reaguotumėte, jūs tokie keisti žmonės, pavyzdžiui, sakote, jūs, jinai tokia, nokia, aš vis tiek su jumis nebūsiu, jums neteks su manim gyvent, jūs manęs neturėsit, jūs su manim negyvensit, jūs prie manęs neprieisit, mes nebūsim draugai, mes nei bendrausim, nei ką, aš nebūsiu jūsų, kodėl jums taip pikta ir skaudu, kaip aš atrodau, kokia yra mano išvaizda. Ašgi jums nesisiūlau, aš neprašau, Dieve, imkit mane, maldauju, tik imkit, draugaukit, kas su manim. Ašgi neprašau, aš nelendu prie jūsų, aš jums nerašinėju, aš jums nesisiūlau. Jeigu jums blogai netinka, jūs tiesiog nežiūrit manęs ir viskas, susiblokuojat arba paprašot, aš užblokuoju. Kodėl jums taip sunku ir aš nesuprantu, priimti tokią, kokią esu, sakau, nepatinku, nežiūrėkit, aš vis tiek su jumis nebūsiu visą gyvenimą, neteks gyventi, neatsibusit su manim ryte. Tai, žodžiu, nežinau, kodėl jūs taip pykstat ant manęs, kad egzistuoju, susiraskit labai protingos. Va, gal šunį Vero kokią paimsit, labai protingą, labai gražią, tik su jumis jinai bus, tik jūs mylės. Va, susiraskit, turėkit tokią moterį, labai gražią, labai protingą, kuri tiktokų nedaro. Nu, vat, man įdomu, ar jūs į tokią žiūri, ar jūs kažką iš vis turit gyvenime, nes jaučiu čia rašo tie, kurie net moters nematė. Nu tai va, Viktorija, būtent. Sergejus Rasas per tiktoką grinai. Lyg aš jiems siūlau, atrodo, Dieve, aš prašau, kad jie mane imtų ir jie tada man kelia reikalavimus. Tai kad aš jūsų neprašau, aš jums reikalavimų nekeliu, atrodo kitaip, anaip, aš iš vis prie jūsų nelentu. Pasakau, kad yra geresnių ir viskas, bet tai aš jūsų neprašau dėmesio, meilės. Nekalbėk čia už visus, tai aš ir nekalbu už visus, aš kalbu apie tuos, kur va tokie kaip tave ten puolė, nu tai žinai, tie nulinė vėliau. Aš nieko neduosiu, aš nei skylės neduosiu, nei išvaizdos, aš tau arbūzą iš vis nieko neduosiu. Tu dėl manęs nesijaudink, aš matau, kad tu manęs labai nori, bet tu tikrai negausi ir tu niekada manęs neturėsi, gali laisvas užblokuoti ir nesvėt mano laimę. Ir negaišk laiko, nes tu gyvenime prie manęs neprieitum. Aš tik tai apšikčiau ir apmyščiau, geriausiu atveju. Duočiau nebent, va, pauosti tai duočiau savo šikną, bet tik pauosti, daugiau nieko. Tau pasiūlyti daugiau nieko negaliu. Nu, šikną pauostit galiu duoti. Aš išvaizdos nesiūlau, aš jums net savo išvaizdos nesiūlau. Jūs net neverti net mano kvapo, tik verti uostit mano šikną ir viskas. Tokie va, kaip vitaminas ir arbūzas. Va šitiem tai tik šikną duočiau uostit. Galite ateit, va, duosiu paniuchint. Pabezdėsiu jums į veidą, norėsit? O išvaizdos negausit, nei proto, nei išvaizdos nepergyvenkit. Nesulauksit. Tai čia visada jie va tokie. Reikia jiems, žinai, natūrališčių, gražuolių, ten fainuolių. Bet bus kitokia, tai žinai. Sakys, o kur tavo lūpos, kodėl tas nepadaryta, kodėl anas? Būtent dėl to aš ir lietus nereaguoju, nes žinau, kad aš net nebendrauju, negaištu laiko. Tai žinau, kad niekada su jais nei būsiu, nei bendrausiu. Nu, tipo jo, kai kurie nesakau, aš neatstumiu visų. Yra tikrai normalių žmonių, kurie priima kokią esu. Jeigu jums gerai, jeigu jums tinka, aš galiu, kaip ir sako, būti su prašiausiu kaimiečiu. Jeigu jis mane vertins, man nerūpės iš kur jis, koks jis, aš galiu bendrauti, aš neskirstu žmonių. Bet jeigu tu nežinau koks ir man keli kažkokius reikalavimus, tai ade. Jau kaip
kaip supyko įsižeidė kai kurie. Ačiū. Tai čia taip netyčia, žinai, sugalvojau. Labas, Dovydai. Aš su savaiminiu įdegiu. Aš nesidažau, kai taip karšta. Ir šiaip nėra karšta, čia 20 laipsnių. Aš tiesiog įdegį pasidarius ir tiek. Čia purškiamas įdegis. Dusi paniuchint. Nu, šikną galėčiau duot paniuchint. Bet ir tai gal neverti. Gerai, viską šitą arbūzą lauk. Nusibodo, vis tiek nieko jokios naudos. Matau, kad duodu suprast, kad išeikit, neverti, negausit, bet vis tiek, vat, nepasiduoda, vis tiek dar turi pabaigt pasakyti. Tuštutė taip, tuštutė, nu ir ką. O jeigu būčiau netuštutė, tai tu manęs irgi neturėtum. Tu ir dabar neturi tuštutės ir netuštutės neturi. Tu išvis nieko neturi. Labas, tatai. Nežinau, blogai, jeigu žmogus nori būti gražus, investuoja į išvaizdą, iškart tampa tuščias. Nu tai gerai, bet aš iš tos išvaizdos gal daugiau uždirbu negu iš proto. Jeigu tu turėtum, tai tu pas mane laive nesėdėtum ir man nerašytum. Tai jau dabar tu būtum užsiėmęs ir turėtum ką pisto, ne pas mane sėdėtum ir kaip durnas rašinėtum. Nu jo, čia pora tokių buvo. Vieną užblokavau, dar čia vienas liko. Nu tai mes kliūtoje sužinosi, ar susitikinė ar ne. Bandyk laimę, bandyk sėkmę. Stebėkis, aišku, kad yra. Ir tokių kaip tu debilų yra, visokių reikia. Yra ir tokių kaip tu. Hello. Dėkui. Reikia tą kažkokį vitaminą dar užblokuoti. Nes šitas buvo ir tą arbūzą. Va šitie du nepasiduodantis labai, mačiau, kovotojai didžiausi. Tai va. Tai čia pastebėjau jo, pas Patricija, kai jinai daro laivą, irgi labai daug žiūri. Nu pas ją dar daugiau, nes pas mane daug užblokuotų. Pas ją, kai jinai nauja, nėra užblokuotų, tai būna po 300. Irgi žiūri, bet tokias nesąmonės rašo iš lempos ten. Kodėl tu žvaira? Nu, tai žinai, tiesiog. Aš kartais sakau, gal tu tiesiog užsiblokuok, bet jinai nenori blokuoti, nes galvoja, kad aktyvumą jį kelia, bet tau naudos vis tiek nėra žmogaus, kuris su nuliniu leveliu, tai kam tau jį laikyt? Ne, aš nesakau, kad tu blogas, aš sakau apie tuos, kur čia, žinai, apie kurie feikų rašinėja.